laistai? Ką mes su Herkom laistom šilauogės. Nupirkom trašų. Sakom, reikia palieti šilauogės. Nusipirkom 2 naujus laistytuvus. Aišku, Herkas, kadangi nori padėti, ją mažą nupirkom. Tai mūsų tikslas šiandien palėti šilauogės, eisim pririšti medelius. Bus agyčių, Herkau? Kiek didelė? Taip, reikia daug laistyti. Mano maža. Tavo mažas laistytuvas, nieko tokio. Kiškių sodai. Braškės laistai. Tu čia šilauogių šiaip trašas. Tai va, šiandien praleisiu dieną, šeštadienį su Herkom. Mažai palikom su baba. Tai va, nusipirkom tokių trašų. Šilauogių trašas. Dar nusipirkau šitas juostos. Eilinį kartą nerandu skoberių, kurių 10 turiu, tai tenk pirk naują. Statigarų čia tokie dalykėliai, nežinau, man vienam ir visiems taip yra, kad reikia kažko ir pirk tik naują visą laiką. Tuščias, nieko tokio, viskas gerai. Dabar eisim medelį pririšti. Šalta tau? Šalta, tada pasisakysiu. Herko, pasakysi šilnos stogai? Šilnos stogai. Eisim dabar. Kas ten? Pjauna žolė. Raudonų traktoriuku mes važiuosim su žolė pjauti, taip. Tai šiandien mūsų tikslas pririšti medelius ten. Čia būtų, jeigu tu pavudonų. Raudoną traktorių pirkti? Tai mes turim didelį raudoną traktorių. Žiniu, Tada važiuosim žolės pjauti, tada terasą darysim. Žodžiu, visą dieną šiandien bandysim su Herkom kartu pasidarbuoti. Ar ne? Taip. Dirbsim šiandien? Parodė, koks stiprus to. Šaunuolis. Judam. Nu va, mūsų tikslas. Atsargiai, Herko. Turim impregnavę 4 kartus gegnės 15×5. Ir dabar jas iš ilgio dėsiu. 1, 2, 3, 4, 5. Kaip matom, 2 dėsis ant to, nes šito negriausiu. Čia patiesiu hidroizoliaciją, kad drėgmės negautų į medį. Ir bus mamai terasa. Dar noriu parodyti per tą pačią. Pas mane elektroniniai parduotuvėje galite įsigyti šitokį dalyką. O, parodysiu, va. Rimts daiktas. Viskas atsiseg. Labai fainas dalykas. Aš čia nusipirkau savo. Bet turiu dar kelias ir pardavimai. Nu, kas čia, Herkau? Žiūrėkit, kaip bum. Nusijim po vieną, užsiseg. Galima net laipėti. Opa, užsiseg. Tada paimam čia rankeną. Čia, Herkau, palauk, čia rankeną. Žiūrėk. Opa, žiūrėk čia. Bum. Opa, galima taip. Vežiotis, kur norim. Jau buvau čia užlipęs pėdas, matas. Toks va daiktas. Palauk, Herkau. Tada žiūrėkit, op. Tokie stalčiai. Su daug skyrių. Herkulės truputį aš noriu parodyti. Tada, pavyzdžiui, šitą uždarom. Šitą atrakinam, šitą galim pasidėti, nusinešti. Čia turim 2 skyrių. Bum. 50 kokį yra trašą turime. Mašiną palieki. Bum. Žiūrėkit, atsegam. Bum. Padedam. Bum. Čia dabar turim 3 didžiausią skyrių. Palauk, Herkau, palauk. Va. Galima vežiotis įrankį. Taip, čia tuščiai yra. Dar naujas. Tai va, uždarom. Mano pagalbinis jau atsisakė nuo darbo. Susirado veiklos. O aš bandau dėti pirmą. Čia tą apžvalgą padarysiu vėliau apie tą dėžę. Belenkokį gerumą. Aišku, kaina nebloga jos. Virš 300 eurų kainuoja. Nu, galite pas mane nueiti www.žilinostogai.com. Herkus lazerio akinės reikia atkirta. Tai va, pasijungiau aš lazerį, dabar bandysiu aukštis nusimti.
Prasigrėšiu su plunksnu, sugrąžtų skylės. Turim tik problemą, kad mano tie, kur prieš tai pasidariau po 2 metrus polius, kur kolonos stovės, tai jie per trumpi tie yra, nes aš iš pradžių ne taip planavau daryti. Tai vienas 14 ir tas 14 yra per trumpi, tai man čia teks su plunksnu pasidaryti gilesnį tą ir veržlę užsuksiu kažkur ties čia. Bet nieko, viskas gerai. Taip, čia reikia siuntas išsiųsti. Nu ką, 3 valandas, čia kažkur 3-4 valandas darbuojamės. Pirma mano terasa. Tai žodžiu, čia gaunas kokie 3 centimetrai. Kad būtų buvę tik tais gėgnės, tai sumastėm su tėvu išleisti laiptus. Tai čia dabar ką valandą pjaunam, purfuruojam. Tai vietoj 3 kokias 8 cemus pasidarysim, nes gėgnė yra 15. Nes jeigu būtų tik 3 cemai, tai čia kad nenuluštų ateityje. Tai sakom, padarysim tokius griovius. Tai va šiandien šeštadienis jau 5. Tai Herkus visas sušalęs. Sakė, važiuosim dirbti, bet dirbis savo darbus. Tai va. Darbai juda, sekmadienis. Išsipjojau 2 griovius, dabar lėsiau su perfuracijom, bet perfuratorius lėjus. Dabar lėsiu su tokiu kūdu. Nes noriu aukščiai išgauti daugiau iš gėgnės. Nes, kaip minėjau, būtų buvę 3 centimetrai. Dabar bus kokie 8. Tai va, matot, kiek gėgnės matos tik. O dabar bus daugiau, tik tais nežinau, ar verta tą darbą. Nes visas balcas kaip žiemą. Darbą tai čia nežinau kiek. To lėsimo vaką lėsim porą valandų. Šiandien esam, aišku, neturim tinkamų įrankių. Iš vis pas mane autobuse 90% yra įrankių. Žodžiu, nesakysiu gal kur, nes po to, ko neapmoktų. Ne, esmė tame, kad pas mane buse nėra įrankių. Čia nėra tik tais diržas mano, suktuks, plaktuks ir viskas. Daugiau yra viskas kitose komandose, objektuose ir taip toliau, žodžiu. Turim visko po 5, bet kai reikia man pačiam kažką darytis namuose arba pas tėvus, tai nieko neturiu. Tai vos netenka važiuoti pirkti iš naują. Tai va, judam toliau. Nu ką, kuriam oldschoolinį makitas perfuratorių. Norėčiau jums pasakyti, kelintų šią metą. Nustebtumėt. Žinokit, tai makitai koks 25 metai. Pažiūrėkit, koks angalis senovinis. Nieko nėra, nieks nesireguliuoja. Tik va, taip nusimauna. Va, toks gražtas. Folus gals kitokio nėra. Old school. Biškai kartais veikia, kartais neveikia. Nebeveikia. Nesuprantu, nebeveikia. Kažkokia apsauga nukrita. Nežinau, ką jums čia sudaro. Turbūt nieko, bet kažko jis nebeveikia.
Supratau, nebeveikia. Biškį paveikė, nebekalba. Užtat veikit. Ai. 25 metai, kapuojam rankom. Atstatyti biurus. Prisipyliau čia vandens, ne taip reikėtų. Gerai bus dabar. Trauksim lazerį, matuosim aukštį ir pjausimės gėgnes. Pjausim ant ožiukų. Pas mane galite sakyti visų rūšių C300, C5PM, C6PM, C700, SH-M. Dar tokius juodus turiu, dar vurt yra. Žodžiu, ožiukų turiu kokio 8 rūšių. Belen koks gerumo daiktas. www.žilinostogai.com. Turiu, dar parodysiu, nusipirkau geotekstilę. Žinot, vyručiai, kam skirta geotekstilė. Filtras, stabilizavimas, piktžolių kontrolė. Tai va, po metriuką, 25 kvadratai. Galit pas man irgi elektroniniai parduotuvėj įsigyti. Kol kas neįkėliau, bet asmeniškai galit parašyti. Tai va, po metriuką taip plosiu, kad piktžolės neaugtų. Tada šausiu skaldinėlę ir viskas, ir žolių nebus. Tai va, tęsim terasos darbus. Telefonas visas maurins. Dabar eisiu, pasikursiu lazerį, pasimatuosiu tuos du, išsipjausiu ir susitiksim vėliau. Nu, išsipjoviau. Nusivaliu dulkes. Turiu nusipirkęs tokią pat antiseptiką medienai, kaip nuteptas gėgnes. Tai visą laiką ką nupjaunu. Ta pertepu. Tos originaliai, nu ne originaliai, aš tepiau 4 kartus. Čia bent jau porą kartų stiekdam tepsiu. Skylės nežiūrėkit, skylės čia nuo neįtemo, nes čia buvau pirmą daręs, bet per daug įpjoviau, tai nutariau jį panaudoti kitur. Tai va, kadangi bus nupjovims apačioj, tai labai svarbu. Tai geriausia būtų, va dabar žiūrėkit, aš jį paliksiu džiūt, pasidarysiu kitą. Tas apdžius, tai tada dar kartą nutepsiu. Prieš dedant kokius 2-3 kartus nutepsiu. Kad būtų 100%. Kad laikytų mamai terasą. Kad nekeiktų po to manęs. Dar pasikartosiu, pirmą kartą darau terasą, tai darau, kaip sakant, savamoksliškai. O kaip laikys, sužinosim vėliau. Po metų kažkiek. Nu, nusitepiau. Dar reikės čia įsigrėžti. Pasimatau skylelą kažkur. Va, čia. Matot, prieš tai buvo čia. Apverčiau čia. Buvo prieš tai čia uždėta. Tai va, nieka tokia, tos skylės paliks. Nieka tokia. Lentelės terasinės kai dėsiu, tai čia nieka tokia. Tai va. Einu matuotis dabar sekančią. Galiu parodyti, kaip matuojas, kam įdomu. Kad žinotumėt, kas norėsit padaryti savo terasą. Kalbu ne apie statibiorus, šiaip mėgėjus. Tai va, paliksiu kamerą taip, žiūrėkit.
Turiu atsipjovęs 3 metrų. 3 metrų kaip tik. Tai va. Aš pasidedu ant savo griovenzą. Nu kiek išvarėm, tiek išvarėm, nieko daugiau nepribursiu. O čia prie krašto galėtų būti biškį daugiau. Dabar galvoju. Palaukit, noriu pasižiūrėti. Prisidėsiu, pasižiūrėsiu. Čia varysiu iki galo. Nu, kokia pusę centimetrų. Ne, nieko čia. Neapsimok turbūt daugiau lesti. Nes tam gale biškį yra sunku prieičiai išlesti. Tai galvoju, gal čia biškį galėčiau skersiau pripjaut. Tada galėčiau toliau pastumt, gal pusę centimetrų aukštis taupyčiau. Matuojantis. Matuosiu, žiūrėkit. Parodysiu, kaip matuosiu. Mano nulis yra visur pagal lazerį 10 cm. Tik tas aš, aišku, jūs lazerį nematysit. Užsidedu tuos akinius. Pasiimu žiletę. Va, matau, 10 cm man yra čia. Tai yra 7,5 cm skirtums. Gegnė man yra 15, tai 7,5 aš nupjausiu tam gale. Ir tada pasižiūrėjom gale. Tam gale, va, yra 11, padaro 10. Tai čia irgi, čia apie 7. Tai reiškia, man 8 lieks 7 išsipjaunant. Tai va, taip aš pasimatuoju. Išpjaunu, nutepu. Ir matysiu, ką čia pačioj dėsiu. Kažkokius dubelius, gal kažką teks pakišti. Ir galvoju į tarpus. Matot, į tarpelį klijuojančių putų privarysiu. Gal negrįždės ateityje. Tai jau mano toks planas yra. O ten yra 2 poliai. Gal da galėjau čia porą polių pasidaryti, nežinau. Bet viskas susirišys, dės intarpai, priekis užsisuks. Pamatysit viską eigoje, kam bus įdomu. Priekį prisisuks ir susidės intarpai prie sienos, čia, ten. Ir viskas turėtų būti gerai. Plius statysis čia 2 kolonas ir statysis stogas. Tai va, važiuojam toliau. Su 18 voltų, paprasta pjaustyklė, su 2 palkikėm, kaip išilginis 2 metriukus perpjovau lengvai. Aišku, reiktų sakyti, PM4 voltų. Dabar nusivalom ir nutepam vėl. Kur mano
mano valytuvas. Parodysiu, kokią impregnantą naudoju. Naudoju tokį. Nors fokusuošinti pelėsis, kenkėjai grybelis. Jis yra vienas iš pigesnių, tikrai įperkams visiems. Nežinau, čia kiek kainuoja. 5 litrai gal. 15 eurų koks maks. Nusiperki šepetėlį. Ir teplioji. Ką iš čia iš tikrųjų sudaro, tai neaišku, bet jeigu visi tep, tai reikia tepti. Na ir to, dabar bus nežiūrės, galėsim dar tepti antrą kartą. Viską nutepsim porą kartų, eisim tada kažką dar nuveikti. Ir nutepsim trečią turbūt kartą. Jo nereikia gailėti, reikia gerai įsigertų. Netaupykit, kaip sakant. Nepalikit plikų galų. Nes tiek darbą, tiek pinigėlį investuojat. Tai nusitepti čia yra jau, kaip sakant, niekis. Tai va, draugai, taip ir dirbam. Nu, sugalvojau tokį bairį. Hidroizoliaciją apvyniojau aplink balkį ir pagaldysim čia. Dėsim klijuojančių putų ir su dubeliais prigaišim. Turėtume supūti. Nu va, klojam geotekstilę jau. Ten viską išlyginau, supačiau su klijuojančiom putom penosiliu. Uždėjau svorį ten 80 kg. Ir po to matysiu, gal mažis kampelius sudėsiu arba dubelius sugrėšiu. Da sudėsim visur intarpus. O dabar dedam geotekstilę ir skaldą pilsim. Nu ką, sekmadienio vakaras. Susidėjau geotekstilę. Čia dar priklijau prie laiptų, nežinau, čia nereikėjo gal klijuoti. Priklijau, karočią, su lipnia juosta. Čia nežinau, dar gal klijuoti, neklijuoti. Pirmą mano terasą, tai sudėjau intarpus, tai belenkaip dabar. Stabilų, visiškai nieks nebejuda. Iš pradžio, tai kai nebuvo intarpų, tai belenkaip čia judėjo. Tai va, ten įdėjau, dar gal ten įdėsiu porą. Bet jau šiandien nieko nebedarysiu. Galus paliko, po to pripjausiu pagal įstrižainę. Nes čia įstrižainės nėra niekur. Nei ten, nei čia, žodžiu, niekur nėra įstrižainės. Tai va, da čia gal laiptelį darysiu, nežinau, žodžiu. Kaip ir minėjau, pirmas kartas, tai į kaip į, šiandien darbai baigti.